Sveiki, čia Virtuvės mitų griovėjai ir šiandien pakalbėkime apie blynelius. Blynelius mėgsta ir jaunos, ir senos. Ir mūsų Facebooko paskyroje Virtuvės mitų griovėjai jūs nuolatos mums rašote, ar galite pagaminti kažkokius įspūdingus, įdomius blynelius. Ir šiandien laidoje aš noriu jums parodyti vieną labai paprastą receptą, kaip pasigaminti gardžius, galime net sakyti gurmaniškus blynelius su rūkyta lašiša ir krevetėmis. Tešlai pagaminti reikės vieno kiaušinio, iškart įmušame į dubenį, žiupsnelius druskos, žiupsnelis cukraus, nors ir blyneliai su lašiša ir krevetėmis, bet cukraus būtinai dėti. Tada keli šaukštai miltų ir šitą visą masę po truputį plakame. Ir po truputį pilame šiltą pieną. Štai tešla jau paruošta, manęs paklausite, kodėl aš piliau pieną būtent šiltą, tai žinokite, kad šiltas pienas duoda blyneliam labai minkštumo ir dabar visą šitą tešlą reikia palikti ramybėje apie 10-15 minučių, kad miltai labiau išbrinktų ir dar labiau vientisesnė taptų tešla ir blyneliai, aišku, kai iškeps žymiai bus skanesni. O dabar galime keliauti prie mūsų įdaro, o įdarui mums reikės šviežių krevečių, galite parduotuvėje nusipirkti šaldytų ir jau išvirtų, tada sūdytos ir parūkytos lašišos, vienos skiltelės česnako, maskarponio sūrių. Dažnai Lietuvoje maskarponio sūrių naudoja tik tai tortam, piragam, piragėliam, bet aš noriu jums parodyti, kaip jį galima puikiai panaudoti blynelių įdarui. Taip pat poros salierų kotelių ir svogūno laiškų. Tai pradėkime nuo to, kad susipjaustykime salierą smulkiais gabalėliais. Salieros, tada viena skiltelė česnako, tuomet svogūno laiškų, į kaitintą keptuvę pilame porą šaukštų alyvuogių aliejaus, alyvuogių aliejus jau kaito, dedame salierų stiebus, tuomet greitai supjaustome tigrinės krevetes nedideliais kubeliais. Nepamirškime vartyti. Tada dedame truputį apkepus salierui tigrinės krevetės pjaustytas, česnako skiltelę. Apiviriname ir pasūdome. Tuoj netrukus matysite, kaip kokie chameleonai keičia krevetės spalvą, o tuo metu aš supjaustysiu smulkiau lašišą. Kaip minėjau, aš naudoju parūkytą, kuri priduos pikantiškumą mūsų blyneliam. Supjaustome tokiais vidutinio dydžio gabalėliais. Kadangi yra parūkyta, tai jinai lengvai byra. Ypatingų pastangų pjausti nereikės. Ir jau matote, kad krevetės tapo švelniai oranžinės spalvos, tai jos tikrai jau yra iškepusios. Dedu parūkytą lašišą ir kai tik tai įdėjote parūkytą lašišą, iškart išjunkite kaitlentę. Vieną kartą gerai sumaišykite. Įdėkite pusę saujos svogūno laiškų. Štai mūsų įdaras jau beveik paruoštas, liko jį truputį pravėsinti ir sumaišyti su maskarponės sūrio kremu. Ir dabar jau keliauju kepti blynelius ir ieškoti, kurioje keptuvėje mes čia jos ir kepti. Pilu truputį aliejaus ir sušluostę jį lengvai po keptuvę išvalau, galima sakyti. Galima pilti į aliejaus į tešlą, bet aš tiesiog noriu pirmą blyną kepant paskirstyti tiesiog ant keptuvės. Dedu 4 šaukštus, taip išlyginam šono. Štai matau, kad jau apkepė vieną pusę.
Ir taip reikės iškepti kokius, žiūriu pagal mūsų paruoštą įdarą, 4-6 lietinius. Jeigu taupot, tai galite įdaro mažiau, daugiau lietinių. Jeigu norite, kad būtų sočiau, tada įdaro dėkite daugiau, o gal kažkas tai suksi 2 blyną. Blyneliai paruošti, į mūsų įdarą dedame maskarponio sūrį ir gerai išmaišome. Lašiša pakankamai sūri yra, tai maskarponė neutralizuos jos sūrumą ir suteiks mūsų blyneliam ypatingą tiek purumą įdaro, tiek sotumą. Paimam vieną blynelį. Blynelį dedame šaukštą įdaro. Lengvais judesiais ir užlenkiame kraštus ir susukam. Taip, dedame ant lentelės. Štai, bekepiant matėte, kad viena blynelio pusė yra tokia rausva, ruda, o kita yra tokia blankesnė. Tai viršeliui mes blynelio naudosime šią pusę. Tai dedame ant gražiosios pusės. Dedame dar įdaro ir taip visus blynelius paruošiame. Ką, blyneliai beveik jau yra paruošti, aš juos noriu dar perpjauti. Štai, matote, sultingas, gardus įdaras, kuris taip ir nori keliauti į mūsų skrandį. Tai per pusę galite tai perpjauti, kaip jums atrodo gražiau. Šios blynelius nereikia kepti keptuvėje, nes tada visas maskarponio sūris išbėgs ir dar kartą jūros gerybės skaitinti tikrai nėra prasmės. Tai jūs tiesiog šiltus blynelius, kaip kažkada tai mama vaikystėje darydavo, ant stalo prideda keptų daug blynelių, įdarą ir kiekvienas svečias gali dėtis, susisukti pats savo ir tokiu būdu valgyti. Galite ant viršaus užbarstyti prieskoninių žolių, bet kadangi mano įdarė jų pakankamai, aš tiesiog juodųjų pipirų dar ant viršaus užbarstysiu ir galime skanauti ir ragauti. Geros visiems dienos ir nepamirškite įsijungti mūsų Facebooko paskyrą, kurioje rasite dar daugiau receptų. Iki.